Prieš kelias dešimtis metų tai buvo vieta, kur šeimininkavo kariškiai. Veikė baseinas. Dabar ši erdvė virto vakarų Lietuvos mokslo, verslo ir inovacijų židiniu. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkui 10 metų. 2002 metais Klaipėdos universitetas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pasirašė parko steigimo sutartį. Tai ir dokumentas, kuris nustatė pačią pradžią, patį sprendimą steigti parką. Kas tai yra parkas, tuo metu Lietuvoje tikrai nelabai daug kas ir žinojo. Todėl reikėjo kurti, ieškoti, domėtis aplinkiniuose valstybėse ir pasaulyje, kas tai, apie parko koncepciją, pačią parko idėją. Palaipsniui ta patirtis kaupėsi, tos idėjos rado realizavimas savo gyvenimą šiuose namuose, kurie namais tapo jau pusšimčiui verslo įmonių, tarptautinių kompanijų atstovybių, viešųjų įstaigų, tiek mokslininkai, tiek verslininkai, tiek studentai, tiek vyresniųjų klasių moksleiviai būtent ateina čia, nes sako, čia yra kitokia erdvė, čia inovacijomis pulsuojanti erdvė. Būtent inovatyvi erdvė žavi Klaipėdos mokslo ir technologijų parke įsikūrusias įmonės. Pačioje pradžioje čia veikia 15 bendrovių. Šiandien po vienu stogu čia telkiasi bemaž pusšimtis įmonių, viešųjų įstaigų bei tarptautinių kompanijų padalinių veikiančių inovatyvioje aplinkoje ir globalioje rinkoje. Kiekvieną kartą, kai įeinu pro duris į KMTP, technologijų mūsų parką, mane visą laiką nustebina, kiek ten daug visokių įvykių vyksta. Ir kartais pasijaučiu kaip pievoj, kur labai daug dūzgia bičių. Nuo vieno žiedo prie kito žiedo ir gali nieko nedaryti, bet kol praeini iš vieno aukšto iki kito aukšto, tiesiog jauti, kad aplimpi tom žiedadulkim, tom mintim, ta gera tokia energija, kuris sklando toj zonoje. Ir šito ypatingo jubiliejaus proga norėčiau jums ir toliau palinkėti būti tai žmonėm, kurie kuria tokią nuostabią nuotaiką, kurie atneša tokių idėjų, kurios mane įkvėpia, žinau, mano kolegas įkvėpia, nuolat kurti, nuolat tobulėti. Ir ačiū Jums, kad sukūrė tokią aplinką, kad mes ten galim būti. Tikrai sėkmės, stiprybės ir įkvėpimo Jums ir mums. 2 years ago, I decided to move to Lithuania and start a new business. One of the reasons why I chose Lithuania and Klaipėda, all over the other options I had, was the Klaipėda Science and Technology Park. And, I'm glad I made this choice. The excellent business facilities, the friendly people, and the feeling of community amongst all the companies in here was extremely helpful in my initial success in Lithuania. Even though I had to move to a different city due to reasons beyond my control, I still stay in touch with the friends that I made in that place. Thanks a lot for everything KMTP, and I wish you all the best for future. Mes parke esame kol kas tik naujokai, tačiau jau dabar suprantame, kaip yra naudinga priklausyti šitai bendruomeniai. Nes vargu ar Klaipėdoje jūs turėsite dar tokią vietą, kur viskas būtų šalia. Tai ir konferencijos, ir seminarai, ir mokymai, ir dar daug visokių kitų pridėtinių dalykų. Įkvėpia tai, kad parke kūrėsi labai veržlus, labai iniciatyvūs žmonės. Parkai 10 metų jubiliejaus proga norime palinkėti ir toliau išlaikyti tą veržlumą, kūrybinių idėjų, iniciatyvumo, išlaikyti tą pačią gerą aurą, kuri nuteikia tobulėti ir dirbti kartu. Parkas pakankamai stiprų vaidmenį vaidina smulkaus ir vidutinio verslo vystymėsi, kadangi didžioji dalis įmonių, inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda pakankamai mažose kolektyvuose. Ir parkas labai gerai sudaro sąlygas tokiam mažom įmonėm vystytis, inkubuotis, būti prižiūrimom. Ir aišku, tas, manau, kad ilgainiui duoda pakankamai sėkmingus rezultatus. 10 metų jubiliejų proga parkui linkiu nesustoti, augti, tapti labiau žinomam visam pasaulyje ir, aišku, padėti tam mūsų smulkiam verslui ir toliau vystytis.
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas svarbų vaidmenį vaidina, kuriant ir pabrėžiant miesto bei viso regiono įvaizdį ir savitumą. Klaipėdos apskritis yra viena iš Lietuvos ekonomikos lyderių. Ji įsitvirtinusi pajėgiausių apskričių trejetuke. Per 10 metų parkas tapo stipriu ne tik Klaipėdos, bet ir visos vakarų Lietuvos ekonomikos varikliu. Tai galiu drąsiai sakyti, kad Klaipėdos mokslo technologijų parkas tai yra ta institucija, kurioje idėjos gimdomos ne vien tik tam, kad jos ir liktų popieriuje kaip įrodymas darbo kūrybinio, bet idėjos generuojamas iki to lygmens, kad joms yra numatomas realizavimo kelias, tolesnis jų įgyvendinimo būdas. Aš manau, kad tai yra solidžios atsakingos institucijos bruožas ir, tiesiog ir kaip buvęs akademinės bendruomenės žmogus ir kaip klaipėdietis, nebeingas Klaipėdos dabarčiai ir ypač jos ateičiai, manau, kad Klaipėdos technologijų parkas tai yra ta institucija, be kurios sėkmingo ir aktyvaus veikimo, kalbėti apie miestą kaip orientuotą į rimtą, atsakingą ateitį būtų labai sudėtinga. Todėl linkiu kuo geriausios, nuoširdžiausios sėkmės, kuo glaudesnių, tampresnių bendradarbiavimo sąsajų. Ir manau, veikdami išvien padarysime tai, ko ir siekime, kad Klaipėda, kaip buvo, taip ir būtų ateityje vadinamas pačiu dinamiškiausiu, pačiu aktyviausiu, pačiu kūrybingiausiu miestu Lietuvoje. Ir ne tik. Jau dabar Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas vis garsiau skamba užsienyje. Bendradarbiaujama su 200 tarptautinių partnerių. Čia atliekamais tyrimais domisi užsienio mokslininkai. Susidomėjimas suaktyvėjo Klaipėdoje pradėjus įgyvendinti ir jūrinio slėnio projektą. Parke atvėrus 3 modernias laboratorijas. Jis labai aktyviai įsijungė ir į jūrinio slėnio programą. Tai vienas iš aktyviausių Baltijos slėnio asociacijos dalyvių ir savo veiklomis jis labai prisideda prie jūrinio slėnio plėtros programos. Tiesą sakant, šito slėnio programos rėmuose ir pats Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas plėsis ir infrastruktūriškai, ir turinio prasme. Todėl aš linkiu šito parko kolektyvui, jo direktoriai, poniai Romai Stubrieniai, šito parko darbuotojams ir partneriams, kad kitas dešimtmetis būtų niekiek nemažiau veržlus ir kad po 10 metų vėl galėtumėm pasidžiaugti vieno iš geriausių Lietuvoje, o matyt ateityje Europoje mokslo ir technologijų parko sėkme. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas daug dėmesio skiria alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybėms ir perspektyvoms. Vienas iš perspektyvių projektų, kuriame glaudžiai susijęs mokslas ir verslas – tyrimai dėl geoterminių išteklių panaudojimo versle, balneologijoje bei sveikatos turizme. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetas tampriai bendradarbiauja ir bendrauja su Klaipėdos mokslo ir technologijų parku. Dešimtmetis, per kuriuos šis parkas vystėsi, jis taip pat įtraukia kartu ir mus ir jau 6 metai mes labai bendradarbiaujame ne tik tai pritaikant mokslinius projektus praktikoje ir pritaikant versle, bet taip pat gauname iš mokslo ir technologijų parkų visapusišką pagalbą konsultacinę prasme. Todėl aš norėčiau netgi pasakyti, kad mes ir konkrečiais atvejais, kaip balneologinių tyrimų, geoterminių vandens tyrimų, žmogaus sveikatinimo procese. Mes šiuos tyrimus vykdome kartu ir norėčiau palinkėti, kad ir toliau mokslo technologijų parkas išliktų vienas iš lyderių Klaipėdos mieste, mokslo ir technologijų taikymo procese ir mūsų tolesnio labai sėkmingo bendradarbiavimo. Parko bendruomeniai priklausančios įmonės pabrėžia, kad būdami čia jie gali plačiau skleisti žinią apie savo kuriamus naujus produktus ir įgyvendinamus projektus. Vienas tokių – pasyvių energijos beveik nenaudojančių namų statybų projektas, kurį įgyvendina 10 įmonių klasteris. Šiuo metu Lietuvoje intensyviai plėtojant klasterių kūrimasi, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas šioje srityje jau intensyviai dirba. Mes dabar randamės žaliuose lėliuose. Čia yra įgyvendinamas pirmasis pasyvus gyvenamas namas vakarų Lietuvoje. Čia yra pastatytas pirmasis demo namas.
kuris kartu su Ekovizijos partneriais ir draugais technologijų parku šitą projektą viešinam Klaipėdos visuomeniai. Šie energijos beveik nevartojantis namai tai yra ateities namai, nes visoje Europoje Sąjungoje nuo 20 metų bus statomi tik tokio tipo namai. Norėtum Ekovizijos klasterio vardu padėkoti Klaipėdos technologijų parkui už pagalbą viešinant tokio tipo namus ir kad jų ambicijos, jų noras ateities technologijom būtų toks pat ryškus kaip pastarosius 10 metų. Kelios dešimtys tarptautinių projektų, šimtai surengtų renginių, konferencijų, kuriuose apsilankė daugiau kaip 7000 dalyvių. Per visą pasaulį išsiplėtęs partnerių tinklas. Tokie buvo parko 10 metų. Ne vieną bendrą projektą parkas įvykdė ir su Klaipėdos uostu. Kas šiai dienai yra labai svarbu Lietuvai, tai darbo vietų kūrimas. Na, iš tikrųjų, viena iš pagrindinių šitos institucijos tikslų ir prasmių matome būtent jaunimo skatinime patiems užsiimti verslu, padėti verslininkams plėsti savo veiklą. Norėtumėm nuo uosto direkcijos ir palinkėti, kad kartu bendrom jėgom mes padėtumėm mūsų verslui, padėtumėm mūsų jaunimui turėti darbą, patiems kurti darbo vietas. Per 10 gyvavimo metų Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas tapo namais ne tik verslininkams, mokslininkams, inovatyvioms įmonėms. Čia vietą surado ir jaunieji išradėjai. Kaip nekeista, ne aš suradau parką, o parkas surado mane. Kai man buvo toks periodas, kai mūsų robotų varžyboms reikėjo pagalbos, ne tik finansinės, bet ir tiesiog draugiškos pagalbos. Tai tiesiog paskambino man ir pasakė, ką tu ten konstruoji, ateik, mes galim tau padėti. Pravedėm su parko pagalbo varžybos, didelės Klaipėdoje, tikrai labai daug žmonių buvo atėję, tikrai labai džiaugiasi ir stebėdavosi, kad iš kur čia iš tuščios vietos atsirado tų robotistų. Tegul parkas ir toliau dirba taip pat sėkmingai ir suranda dar daugiau įdomių, kūrybiškų žmonių ir kad mes galėtumėm įrodyti visi drauge, kad Lietuvoje irgi gyvena ne kiek prastesni žmonės negu kitur, kad mes irgi galim kurti naujovės ir niekiek neatsilikti nuo kito pasaulio. Aktyvūs parko bendruomenės nariai yra ir Klaipėdos universiteto studentai. Klaipėdos mokslo technologijų parkas daug ir atidaus dėmesio skiria studentijai, ypatingai absolventams, nes vienas iš šito parko steigimo sumanymų ir buvo, kad Klaipėdos universiteto absolventai, visų pirma Klaipėdos universiteto absolventai, galėtų išbandyti save versle, kad būtų galimybės inkubuoti jų jaunas pradedančias įmonės, kad jie galėtų visi kartu komunikuoti tarpusavyje ir su labiau patyrusiais verslo vilkais. Ir aš manau, kad šitie dalykai labai stipriai pasiteisino. Studentai, mokslininkai, verslininkai parko dėka plečia akiratį. Per 10 metų Klaipėdos mokslo technologijų parkas įgyvendino daugiau kaip 30 projektų. Jų geografija nusidriekė per daugiau kaip 30 pasaulio valstybių. Trečdalyje įgyvendintų projektų Klaipėdos mokslo technologijų parkas užėmė lyderiaujančio partnerio poziciją. We have been working with Klaipėda Science and Technology Park for several years. We believe that our relationship has been growing and we are in a partnership where we actually develop the maritime clusters in the Baltic Sea and southern Baltic Sea. We are very happy to work with the people in the Klaipėda Science and Technology Park because they are also the same kind of networking people as we are, and they are seeking solutions on problems and new opportunities for the business. And I like this business view that they have, and they're also always inviting people in the projects and so forth, and like to share knowledge and know-how and new technologies with others. So I can recommend and congratulate
the park for their 10 years anniversary from Denmark. Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas vertinamas, kad nebereikia niekam įrodinėti, kad šiame globaliame pasaulyje gali išlikti tik tie, kurie yra veržlus, stiprus, atkaklus, siekdami įgyveninti savo inovatyvias idėjas. Mums svarbu, kad parko bendruomenės įmonės augtų, stiprėtų, plėstųsi jų veiklos geografija. Kartu stiprėtume ir mes, galėdami suteikti vis daugiau paslaugų, už kurias įmonės vertintų, kurios sukurtų įmonėms pridėtinę vertę. Visiems, kurie buvo su mumis kartu, augo ir kūrė. Norėčiau padėkoti prancūzų filosofo Blaise Pascalio žodžiais. Praeitis ir dabartis tai priemonės, o ateitis visų mūsų tikslas.